Galimybės industrija. Tinklinis marketingas. Stebinančios tiesos apie šią žymę, tačiau kartais blogai suvokiamą industriją. Kasdien vis daugiau žmonių pasirenka darbą namie. Jūs tikriausiai turite ir pažįstamų, kurie užsiima tokiu darbu. Galbūt jie jums minėjo apie galimybę prisijungti, o galbūt apie šią galimybę sužinojote internete. Jei jūs nesate susipažinę su darbu namie, dar kitaip žinomu kaip tinklinė rinkodara, normalu, kad galvoje sukasi įvairūs klausimai. Tokie klausimai kaip kas tai? Ką iš tiesų reiškia tinklinė rinkodara? Kaip viskas veikia? Ar šis verslas legalus? Ir svarbiausias klausimas gali būti, kaip iš to uždirbti? Per ateinančias keletą minučių atsakysime į šiuos ir daugybę kitų klausimų. Šios prezentacijos gale turėsite pilną suvokimą apie tai, kaip ši industrija veikia, kaip iš jos galima uždirbti ir sužinosite, ar tai tinkamas verslas būtent jums. Tada atsisėskite, atsipalaiduokite ir pradėkime. 3 būdai uždirbti pinigams. Yra 3 būdai, kurių pagalba galite užsidirbti. Pirmiausia, galite dirbti kitam žmogui. Turint darbą, iš esmės, jūs iškeičiate savo laiką į algą arba į pagalbą, kuriant kieno nors verslą. Jie nusprendžia, kokios bus jūsų pareigos, kiek valandų dirbate, jūsų darbo sutarties ilgį ir jūsų laiko vertę. Darbai būna dažniausias, tačiau labiausiai įrėmintas būdas užsidirbti. Antras būdas užsidirbti iš profesijos. Kaip pavyzdžiai gali būti daktarai, advokatai arba inžinieriai. Šiuo atveju jūs gaunate didesnį išsilavinimą, didesnės žinias tam tikrose įgūdžiuose ir jums mokama už šias paslaugas. Šios profesijos dažnai pasiūlo didesnį uždarbį, bet atima daugiau laiko ir pasiaukojimo. Taip pat tam tikrų mokslų bei laiko ir pinigų investicijų. Trečias būdas užsidirbti tas, apie kurį svajoja dauguma. Tai buvimas savo bosu. Tai jaudinantis, lankstus ir pelningiausias būdas užsidirbti. Šiame modelyje jūs nebekuriate svajonių išsipildymo kitiems, bet kuriate savo. Pagrindinis privalumas ir tai svarbu, tai galimybė valdyti kitų pastangas, pasiekti daugiau ir tuo pačiu uždirbti daugiau, nei galėtumėte pasiekti vienas. Štai kaip žmonės praturtina savo finansinę ir laisvalaikio laisvę. Ne taip kaip darbe, kuriame turite ribotą laisvalaikį bei nustatytas ribas uždarbiui. Šio verslo savininkas gali kitų žmonių pastangas paversti asmeniniu potencialu. Apie tai pakalbėsim kiek vėliau. Taigi, yra 3 būdai užsidirbti. Dirbti kitiems, tapti profesionalu arba būti savo bosu. Namų verslo industrija. Susikoncentruokime ties namų verslo galimybę. Pirmas klausimas, į kurį atsakysime, tai kas yra namų verslas? Na, rodos jis kaip ir suprantamas, tiesa, bet realybė yra tokia, kad dažnai ši industrija suprantama blogai. Ar žinojote, kad pavyzdžiui, pagal tam tikrus duomenis paskelbtus Jungtinių tautų surašymo biuro, 49% Jungtinių tautų gyventojų užsiima verslų namie? Čia yra virš 20 milijonų verslų vykdomų namie, kurių gretas papildo naujas kas 6 sekundės. Pasauliniu mastu, kasmet ši industrija sudaro 427 milijardų dolerių pelną. Kaip ir pavadinimas sako, šis namų verslas yra toks, kurį individualūs žmonės gali plėtoti namie. Žinoma, prie šių verslų prisideda tokie tradiciniai kaip puslapių dizainas, mada, siuvimas, techninės paslaugos, tvarkymo paslaugos ir dauguma kitų. Bet tai, kas mus domina šiandien, yra labai unikalus ir greitai augantis, turintis daug privalumų verslas, kuris pranoksta tuos tradicinius. Pavyzdžiui, kitaip nei paminėti verslai, šis nereikalauja jokių mokslų ar praktikos. Turi labai mažą starto biudžetą, nereikia mokėti jokio narystės mokesčio bei turėti kokios nors įrangos. Nereikia samdyti darbuotojų, dėl išlaidų nekankina galvos skausmai, nereikia licenzijų ar sertifikatų. Darbą, apie kurį kalbėsime, galite dirbti ir nepilną, ir pilną darbo dienas. Arba net savo laisvalaikiu. Jūs bosas, tad jūs ir sprendžiate. Trumpiau, darbas namie siūlo daug didesnį lankstumą. Nereikalauja daug išlaidų ir padeda išvengti kitų kliūčių tradicinėme versle. Ir vis tiek siūlo didžiulį potencialą, dažniausiai su mažu indėliu. Kodėl? Pamatysite po keletos akimirkų. Ir kaipgi šis verslas vadinasi, tai tinklinė rinkodara. Tinklinė rinkodara.
Kas ta tinklinė rinkodara? Ką tai reiškia? Gal ir stebinama, tačiau tai jūs darote kiekvieną dieną. Tinklinė rinkodara reiškia reklama žodžiu. Iš esmės, ką nors rekomenduojant kitiems. Geriau pagalvojus, tai kažkas tokio, ką darome ir taip. Vedamės draugus į mėgstamus restoranus, kino teatrus ir poilsiavietės. Rekomenduojame knygas, parduotuves, daktarus ir daugumą kitų produktų, kuriuos mėgstame, žmonėms, kuriuos pažįstame. Tai mūsų gamtos dalis. Taigi techniškai, visi mes esame rinkodaros tinklo dalis. Tokia mūsų prigimtis. Skirtumas tas, kad daugumai iš mūsų už tai niekas nemoka. Bet kai kurie žmonės moka. Ir patys uždirba tikrai nemažai. Jie uždirba rekomenduoja daug daugiau ir neapsiriboja ties draugais ir pažįstamais. Pažvelkime į šį pavyzdį. Tarkim, jūs nusivedate keletą savo draugų į mėgstamą restoraną. Jie sutinka ir mėgaujasi maistu. Tada apsilanko dar ir dar. Taip pat atsiveda savo draugus ir tai tik tęsiasi. Čia susidaro nemažas verslas vien iš jūsų rekomendacijų. Taigi, ar restorano savininkas suteiks jums kompensaciją už verslo plėtojimą? Ar jis apdovanos jūs už jūsų atvestus žmonės? Ar tai kiek kartų jie sugrįž? Žinoma ne, nors ir jūs suteikėt reklamą žodžiu. O reklama kainuoja pinigus, ar ne? O kaip dėl knygos leidėjo? Draugų, kuriam rekomendavote knygą, ar jis ją nusipirko? Ar jie jums paštu atsiųs čekį? Tikriausiai, kad ne. O tinklinės rinkodaros industrijoje jums mokama būtent už tai ir gan nemažai. Vien uždarimą to, ką jau darote ir taip. Bet viskas plėtojasi daug giliau. Patirinėsim tinklinės rinkodaros sistemą vos po kelių akimirkų. Tinklinė rinkodara. Pardavimų kanalas. Prieš paaiškinant, kaip būtent jūs uždirbate, pažvelkim į šią industriją iš tinkamos perspektyvos. Pakalbėkim apie tai, kodėl visos didžiosios kompanijos pasirinko šią sistemą. Kai kompanija turi tam tikrą produktą ar paslaugą ir nori iškelti ją į rinką, kad pasiektų vartotoją, jiems tai kainuoja gan nemažus pinigus. Jie gali samdyti pardavėjus, kurie ieškos pirkėjų, mokyti juos, paruošti, pasodinti biure, mokėti algą, padengti išlaidas. Arba jie gali daryti parduotuvės ir parduoti savo produktą tradiciniuose prekybos centro kioskuose. Arba jie gali šį procesą sutrumpinti dar daugiau ir parduoti savo produktą kitose parduotuvėse. Ir su šiomis didžiulėmis išlaidomis atkeliauja dar viena. Reklama. Sukurti prekės ženklą ir išpopuliarinti masiškai nėra lengva. Vos viena 30 sekundžių trunkanti televizijos reklama kainuoja dešimtis, kartais net šimtus tūkstančių dolerių. Plius radijas, žurnalai, laikraščiai, reklamų lentos, paštas ir taip toliau. Todėl nestebina tai, kad reklama yra viena iš daugiausiai išlaidų kainuojanti verslo dalis. Kas dar blogiau, šios išlaidos jau susidaro tada, kai nėra parduotas ne vienas produktas. Viskas veda į tinklinę rinkodarą. Verslo modelis, kuris ne tik pašalina reklamos išlaidas, taip pat pašalina ir išlaidas samdymui, apmokymui, bei algos mokėjimui, ar parduotuvę atidarimui, ar tiekėjams. Vietoj to, jie tiesiog moka jums. Gerai pagalvojus, tai nuostabu. Kompanija moka tada, kai produktas parduotas. Vietoj to, kad rizikuotų didelėmis išlaidomis prieš tai. Jiems nereikia reklamuotis. O pasisekimo šansai daug didesni. Tai suteikia galimybę užsidirbti jums. Iš tiesų, kompanijos dažnai išmoka 50, kartais net 60% to, ką jūs uždirbate. Kai kurioms kompanijoms, kurios skiria tinklinį rinkodarai milijonus dolerių kasmet, tai didelio pyrago gabalas. Štai kur viskas pasisuka linksmojon pusėn. Kadangi kompanijos nesireklamuoja, o jūs esate vienas asmuo, jie skleidimo procesą pasuka kitą linkmę. Rezultatas toks, kad jums mokama ne tik už jūsų atvestus žmonės, bet ir už tai, ką pakviečia jie. Virusinis plėtimasis. Gerai jiems, gerai jums. Įsivaizduokit tai, kad kažkas su jumis pasidalina įdomų vaizdo įrašą. Jūs pažiūrit, manot, kad jis puikus ir pasidalinat su žmonėmis, kuriuos pažįstate. Tada jie padaro tą patį. Tada tie žmonės padaro tą patį. Ir prieš jums sužinant, tą vaizdą įrašą matė dauguma žmonių iš viso pasaulio. Puslapis pavadinimu YouTube puikuojasi didžiausios srauto susilaukiančių puslapių penketuke.
Tai žinoma, kaip virusinis marketingas. Ir tai mes darome kasdien. Tinklinė rinkodara veikia tokiu pat būdu. Jūsų tikslas savo pakviestų žmonių skaičių padidinti į dar didesnį ir parduoti produktą, plėtojantis nuo vieno žmogaus tinklo vis prie kito ir kito. Kad paskatintų šį plėtimąsi, tinklinės rinkodaros kompanijos moka jums ne tik už naujų klientų atvedimą, tačiau ir už radimą tų, kurie atvestų dar daugiau klientų ir parduotų jų produktą. Kaip bebūtų, šis modelis nėra tinklinės rinkodaros unikalumo branduolys. Tarkim, Sue, nekilnojamojo turto agentė, nekilnojamojo turto kompanijoje. Kaip agentė, Sue uždirba tada, kai parduoda namą. Kaip savininkė, ji uždirba iš kiekvieno jos samdomo agento, kuris parduoda namą. Tinklinė rinkodara suteikia tokią galimybę paprastiems žmonėms, kurie neturi produkto ar įgūdžių. Galimybė turėti tokį verslą, kuris valdo kitų pastangas. Tai tik vienas iš daugelio nuostabių tinklinės rinkodaros aspektų. Kompanija daug produktyvesnė, platintojai uždirba iš to, ką ir taip daro kasdien, besidalindami su kitais, ir vartotojas laimi, kadangi gauna prieigą prie produktų bei paslaugų iš žmonių, kuriuos pažįsta ir pasitikė jais. Su šiuo modeliu laimi visi. Ar tinklinė rinkodara legalus verslas? Tikriausiai pastebėjote kompanijų, kurias išlaiko vien tinklinė rinkodara. Tam yra gera priežastis. Kaip jau sužinojome, šios kompanijos nenaudoja senų ir tradicinių būdų prekybai. Jie nereklamuoja savęs per tokias medijos priemonės kaip televizija, radijas, žurnalai ir reklamos stendai, todėl jie nėra atpažįstami kiekvienam. Jie viską palieka reklamai žodžiu. Trumpiau, jei jūs negirdėjote apie juos, tikriausiai ir nežinosite. Bet prieš ką nors sakant, leiskit paklausti, ar žinote šias kompanijas. IBM, Gillette, Colgate ir Palmolive, AT&T, Avon ar Top Gear, o kaip apie GA, Citibank, Xerox, Texas Instruments ar Mary Kay Cosmetika. Na, šios kompanijos reklamai naudoja tinklinę rinkodarą. Milijardierius Warrenas Buffettas vadovauja keletui tinklinės rinkodaros kompanijų. Ir daugelis šių kompanijų taip pat dalyvauja ir akcijų prekyboje. Faktas tas, kad tinklinė rinkodara 100% legali, teisėta ir gerbiama. Tol, kol kompanija parduoda tikrus produktus tikriems klientams. Kitaip tariant, turi būti tikra paklausa ir tikra vertė. Dažnai žmonės kankina ir supainioja dalykas žinomas kaip piramidės schema. Tokia situacija, kur yra visiškai nelegali. Joje žmonės kviečiami tam, kad uždirbtų esantiems virš jų, kur nėra tikros vertės. Žmonės esantys apačioje lieka tuščiomis rankomis. Kaip ir apie bet kurią galimybę, įvertinkite ir apmastykite. Jei jums svarbu užsidirbti, o nerasti vartotojus, kurie pirktų produktą, nesiartinkite. Kitu atveju, galite ilsėtis ramiai žinodami, kad tinklinė rinkodara yra sąžiningas, legalus ir pilnas galimybių verslo modelis, kuris pritraukia vis daugiau ir daugiau žmonių kasmet.